Kodėl šitas miškas toks gražus? Nes jį šiais metais pavasarį iššūkdėm ir iš tokio lazdenino padarėm va tokį. Jau medienos kokybė čia šita auganti tikrai bus gera. Beržai, drebulės, bet baiminuos to, kad juos gali arba vėjas, va kaip matom, jie labai stipriai linguoja. Ir ypatingai, jeigu būtų šlapės drėgnas sniegas ir jeigu jo būtų daug, tai didžiausia baimė ir yra, kad jie visi išlinks. O jeigu jie išlinks, tai reiškia viskas jau jie nebeaugs. Kaip pavyzdys, tai čia yra didžiausias miškininko nuostolis. Jeigu tu augini mišką, ten kokį 20 metų, imkim, čia yra 15 metų, ne? Tu jį užsiaugini, prasirėtini, užsiaugdai. Čia kaip pavyzdys, jeigu čia kas nors ir atsitiktų, tai niekas net nesupyktų. Bet jeigu tu jau atlieki jau praėjęs 20 metų laikotarpis, tu jau kažką pasidarai, jis jau augantis ir tokia gamtinė stichinė nelaimė, sniegolaužos. Medžiai pradeda linkti, nu ir tada čia didžiausias nuostolis būtų. Koks yra laikotarpis rizikingiausias, kol jie sutvirtės ir kad jų sniego šlapdriba nenulaužtų? Aš taip galvoju ir manau, šiais metais ir padarysime eksperimentą. Ši čia yra kirsta pavasarį, o ten dabar kirsim rudenį, kuriam miške buvom prieš tai. Ir pasižiūrėsim, kokie bus rezultatai kitais metais. Jeigu nebus tais metais didelių vietrų, sniego ir taip toliau, tai bus pasisekę. Jeigu nebus pasisekę, bus nepasisekę. Ai, kad jie spėtų sutvirtėti. Tai dabar, pavyzdžiui, juos vėjas keden, jie viskas, jie jie jau ir dabar jau jie yra ir paūgtelėję, ir patys sustiprėję. Eina, biškiai, jau galim dar toliau, paeikim, pačiam įdomu pažiūrėti.